kad moteris meluoja geriau, aš užsiemu melo detekciją. Melo detekciją žmonės užsiema nuo net namų laikų, nuo raganų deginimų, naujausių technologijų. Čia yra du mano mylimi herojai, jeigu yra kas juos myli, tai tikrai žino. Vienas iš jų sako, kad absoliučiai visi meluoja, kiti sako, kad sakyti tiesą skauda. Ar yra iš jūsų kas nors, kas yra nesumelavęs? Va, šiandieną, ką tik žmogus sumelavo, labai malonu. Pirmas kartas. Ir šiandieną būtent jisai sumelavo. Tam, kad mes gyventume, mes turime meluoti, mes negalime nemeluoti, mes kitaip negyvensime. Įsivaizduokite pasaulį, kur nėra melo, kur visiškai nėra melo. Nėra juoko, nėra komplimento, nėra malonių žodžių, nėra balto melo. Ateina ligonis į ligonį ir jam sako, pas tave 4 stadijos vėžys, tu mirsi, nesiparink, nėra čia prasmės to eiti. Taip? Ir visi kiti tokie dalykai, kurie mums yra priimtina tam, kad mes gyventumėme kartu. Nuo vaikystės mus tėvai moko meluoti. Ar sutinkate su šito teiginiu? Taip. Sutinkate. Kokiu nors pavyzdžiu, pavyzdžiui, pas nėra pavyzdys, skambina telefonas, dar tais laikais, kai nebuvo mobilių, mes nematydavome kas, ir sako vaikui, jeigu tai teta Milda, tai nekelk, tai sakyk, kad manęs nėra namuose. Iš vienos pusės mes sakome savo vaikams sakyk tiesą ir visą laiką, iš kitos pusės mes rodome joms socialinius pavyzdžius, kaip galima gyventi geriau meluojant, kaip galima prisitaikyti prie to. Kryžiukai akyse, kur tėvai pas mus mato nosis, buratina, pas kurią auga, kai jisai meluoja, iš tikrųjų visi šitie dalykai yra normali fiziologija, kas pakinta pa žmogų, kai jisai sako melą. Čia yra visokių būdų. Mano pats mylimiausias yra lygintuvas, bet aš šiandieną turėjau daug susitikimų, tai aš jo neatsinešiau. Labai efektyviai išgaunama tiesa. Tiesos serumas, sakykime, iš tokių paskutinių yra, tačiau jis yra uždraustas naudotis, nors kai kurios slaptos tarnybos dar turi. Lieka paskutinių poligrafas ir LVA balso analizė. Apie poligrafą turbūt teko girdėti. Grįžtant prie lygintuvo, karštas lygintuvas. Karštas, būtinai kaitintas. Dėl to yra keletas minusų. Jeigu aš su žmogum kalbu, kai neturiu lygintuvo, man sunku pritaikyti tą metodą. Taipogi yra sunku kur nors miške ar gatvėje. Nežiūrint į tai balso analizę, man jau yra paprasčiau, nes man visiškai nereikia turėti elektros su savimi, sakykime, duotų momentų. Tai trupučiuką palengvina visą kitą. Ar aš atsiprašau tiesos serumas, kaip galėtų medžiaga? Chemija, kur yra suleidžiama. Aš, ačiū Dievui, neturėjau jokio ryšio su šito dalyku. Ir aš tikiuosi, kad ir jums neteks išbandyti. Sakoma, kad padauginta dozė visiškai nuima žmogų nuo realybės ir pakeičia jo asmenybę. Aha. Bet mes turime poligrafą, kurį visi žino. Tai čia yra mano mylimas Bartas Simpsonas. Poligrafas. Atsiprašau, Homeris, tėtis, taip. Yra poligrafas, kaip veikia poligrafas, labai trumpai nelendate. Tai yra pridedami detektoriai, kurie matuoja prakaitą, matuoja širdies plakimą, matuoja plaučių ventiliaciją. Ir žmogus, kadangi žmogus, kai jisai meluoja, iš tikrųjų yra jautrumas, dėl to, kad žmogus meluodamas yra du dalykai. Vienas, jis nori būti nepagautas, vienas iš variantų. Kitas, jis gali būti apdovanotas. Jeigu tai yra policijos tyrimas, tai aišku, mes sėdime ir norime, kad net pažintų, jeigu mes kažką tai padarėme. Jeigu tai yra pokalbis dėl darbo, mes norime, kad net pažintų, kad mes meluojam, tą, kad gauti darbą. Arba kad neišlėkti darbą. Dėl to mes labai gerai galvojame ir suprantamas dalykas, sakydami melą, mes jaudinamės. Ir tas jaudulys atsispindi net ir poligrafe. Ir klausimai yra taip ir ne. Tai dabar tikėkimės. Na, žinokit, šiandieną padarėme kryžiaus kelius, kad šita prezentacija veiktų, bet panašu, kad jinai su manim draugauti nenori. Mes jau visus failus sudėjome. Ir aš
going to run a few tests. This is a simple lie detector. I'll ask you a few yes or no questions, and you just answer truthfully. Do you understand? Yes. Taip arba ne klausimai, kuriuos taip mes atsakome. Iš tikrųjų, naudoti poligrafą irgi yra savų problemų. Aš jo nepasiimsiu su savimi į ofisą, aš nepasiimsiu jo pas klientą, aš nepasiimsiu jo į kavinę. Tuo labiau, kad žmogus, kurį aš pasodinsiu ant poligrafo, vargu ar norės kitą dieną su manim kalbėtis, kaip ir polygintuvą. Tai labai panašiai jie veikia. Dėl to mes turime balso analizę, čia yra labai daug parašyta, aš trumpai pasakysiu, kas tai. Mes imame balsą, klausime klausimą, žmogus mums į jį atsako ir mes matuojame emocinę žmogaus būseną. Yra dvi kraštutinės žmogaus emocinės būsenos. Vienas mūsų krepšininkai įmetė, kitą prašovė prašalį. Tai mes ir žiūrim šituos du tarpus, tarp labai gerų emocijų ir tarp prastų emocijų. Ir vėliau kaip kinta mūsų smegenų veikla, kokie įsijungia pas mus trigeriai viduje. Ar mes bijome kalbėti tą temą ir nenorime, ar mes saugomės. Kiek mes pagalvojame prieš atsakydami, kiek mes matome vaizdų. Visi šitie dalykai yra labai daug parametrų, tarp jų fizika ir matematika, kuriuo aš biškį bijau, bet aš žinau, kad jie yra tikslus. Mes įmame kas 1,5 sekundės, stabdome, karpame balsą, einame į 129 sluoksnius į apačią ir pataikome virš 5000 algoritmų. Tai yra prašyta technologijos white paper'e, kam bus įdomu, su malonumu atsiųsiu. Ir visa šita matematika yra paverčiama vėliau į žodžius, kurie leidžia mums suprasti ir padaryti išvadą, ar žmogus melavo. Tokio fakto, kaip pats tikriausias melo detektorius, mes neturime, nes melas nėra emocija. Tiesiog žmogus arba bijo, arba kažko tai nori. Ir dėl to pagal pasitelkę fiziką, matematiką ir psichologiją mes darome išvadas. Kaip tai veikia? Čia yra, aš jau jaučiuosi poliglotė. Ant lango, jeigu įmanoma žiūrėti, tai yra mano Bulgakovo pasakymas rusiškai, kad sakyti tiesą yra paprasta ir lengva. Kai žmogus sako tiesą, jam tai eina labai sklandžiai ir yra toksai posakis, turbūt susiturėti su tuo, leptelio nepagalvojęs. Po to reikia ilgai atsiprašinėti, gėlę, saldainį, skambučiai, kuriuos atmetinėja, brangioji, brangusis, aš netą turiu omeny. Tai va čia yra tas leptelio nepagalvojęs, sakyti tiesą yra lengva. O kitas būdas sužinoti tiesą, tai yra iš tikrųjų per žmogų paklausti. Noriu sužinoti, kaip ten yra, paklausk, nedaryk pats išvadą. Tačiau paklausant mums dar reikia ir vertinti žmogaus atsakymus. Aš labai daug dirbu su personalo atrankom ir dar išskyrus vieną, kuris man tiesiai šviesiai pasakė, kad jis vartoja narkotikus vakarėlių metu. Niekas man nesako tokių dalykų. Mes klausime žmogaus, ar tu esi paėmęs, kad nors kas tau nepriklauso. Nu, nėra žmonės, kad sakytų, žinot ką, man per mažai mokėjo, aišku, kad man šeimą reikia maitinti. Ar sukčiavote dar 2 metų? Nu, tai kad tas 8 darbo dienos arba įmanoma, 8 darbo valandos arba įmanoma prasidėti, aišku, kad sukčiavau. O ataskaitose prirašinėjote duomenų? Tai jau kaip kitaip, jūsų gražios turbūt. Nėra tokių atsakymų, tačiau yra tokie reiškiniai. Dėl to mes turime tai įvertinti. Ir pradėsim nuo įdarbinimo ir personalo patikrinimo. Čia yra langai, kurie mes matome. Kas pristatė infografiką, čia toksai kaip infografikas apie žmogaus sąžiningumo lygį. Mes turime temas, kurios gali būti mirtinos verslui, mirtinos naujam verslui ir net ir senam. Visų pirma, konfidencialumas. Visi pasirašinėja konfidencialumo sutartis, Lietuvos teismuose absoliučiai nėra kaip jas įgyventinti ir darbdavys taip žmogui nesuteikia tos galimybės 2 metus, sakykime, nedirbti, turėti pinigus ir nesinaudoti informaciją, dėl to nutekėjimo yra labai didelė. Vagystės, ataskaitų padirbinėjimai. Žmogus susiplanavo savo, vadovas kažkokius tai pardavimus, vadybininkas pribūrė, kuris buvo, ką jis darė, koks pipelinas, atėjo metų galas ir sinogo užpakalio ant ledo. Bet vadybininkas medus prisidėjo, jam buvo gerai. Alkoholis, narkotikai, azartiniai žaidimai, tokie dalykai, kur iš karto nekvepia, tačiau gali būti labai pražudingi, jeigu žmogus vairuoja autobusą. Iš kitos pusės, jeigu aš imu marketingistą, kur man reikia, kad jis priiminėtų svečius, ir aš paimsiu visišką valančių blaivininką, tai man jis visus svečius atbaidins, ypatingai, jeigu aš dirbsiu su Rusija. Reiškia, man reikia tokio, kuris mėgsta dirbti, bet aš jam neleisiu vairuoti. Tam, kad aš nepadaryčiau daugiau žalos.
Ir mes matome grafikus. Žalia, 2 pirmieji, tai yra iš balso neatpažinta rizika, raudona yra didelė rizika, čia jau 4., 5. stulpelis, geltona yra vidutinė rizika, gali būti, kad jis pažįsta kažką tai, kas šitaip elgiasi. Mes turime ataskaitas kiekvieną klausimą ir mes turime įspėjimo ataskaitas, didelė rizika pinigų ir įrangos vagystė. Arba didelė rizika mintis apie vagimą. Mes klausiam ne tik, ar tu jau darai, bet ar tu galvoji. Ne visos įmonės yra gerai apsaugusios savo turtą, bet jeigu žmogus sėdi ir mąsto, kaip čia geriau pasiėmusi, tai mes šitą pamatysime. Čia dar pagal idėją turėjo būti klausimas įvadinis, kuris yra užduodamas žmogui. Visas šitas testavimas vyksta kompiuteris, žmogus tik tai suveda duomenį, žmogus, tas, kuris testuojamas, sėdi vienas kambarį, su rageliu prie kompiuterio, kompiuteris užduoda jam klausimą, žmogus atsako. Užduoda klausimą, atsako, jie taip pasikalba, kandidatas sako, kompiuteris sako ačiū, kandidatas sako dėkui, ateina vadovas ar personalo vadovas, atsidaro testą, pamato grafiką, pamato žalę, sako, pamato raudoną, sako, o galėjau jį priimti. Pas mus dirbo žmogus, kuris vartojo narkotikus, dirbo aukštalipiu. Šiandien lengvai apsvaigęs 2 metrų bokšte. O jeigu jam skraidyti užsinori? Yra tokių labai daug pavojingų dalykų. Sekantis vartotojai sistemų yra bankai, draudimo kompanijos ir greitų paskolų kompanijos. Iš tikrųjų, draudimas neklausia asmeniškai, ar pažįstate žmogų, kuris kada nors yra apgavęs draudimo kompaniją. Ar girdėjote tokiu atveju, kad skambina draudimo bendrovė ir sako, pasistačiau mašiną prie parduotuvės, išėjau iš 5 galvų daužytą. Tai čia viena franšizė, taip? Draudimo bendrovės žmonės net negalvoja, kad yra apgavystė. Tyrimai, kurie yra daryti, labai mažas procentas žmonių mano, kad draudimo bendrovių apgavystė yra didelis nusikaltimas. Draudimo bendrovės įdiegusios šitą sistemą pradėjo taupyti milijonus. Kam bus įdomu, galėsiu atsiųsti insurance in numbers, taip vadinamas. Kiek jos sutaupė? Apie Lietuvą dar man sunku kalbėti, pakol kas vyksta bandymo etapuose. Sakai, iš tų nepirksi draudimo. Kodėl draudimo kompanijos įdėkė šitą sistemą? Čia ne tam, kad būtent tam, kad pirktum. Mes bet kokią atveju iš Lietuvos draudime esu, pas nesu mašina, kažkas tai atsitinka, aš skambinu, aš ateinu pas juos jau į ofisą Ukmergės gatvėje, jie man sako, paskambink telefonu. Va ten yra žmonės, o jie man sako, paskambink telefonu. Aš skambinu telefonu, registruoju savo skundą. Tada aš einu pas kitą vaikiną, vienas priema, aš einu pas kitą, jisai pasižiūri, tada jisai su manim eina fotografuoja, tada jisai grįžta, duoda savo viršininką, tada už savaitės jis man dar paskambina ir kažkiek tai man jie atiduoda pinigų, pas juos yra iki 900 litų, kad atiduoda drąsiai, daug manęs nekankina. Na, jeigu jiems 900 litų ne pinigai, tai kodėl man kiekvienas metais įvažiavusi medį neprisimtų tų pinigų? Tačiau, kai kažkas rimto atsitinka, aš turėjau avariją, kur totalostas. Vienas atvažiavo, kitam paskambink, trečias pažiūrėjo, mano mašina pusę metų neremontuojama, nes aš neturiu pinigų. Ir tik tais pajungus ryšius, aš atgavau savo pinigus, kadangi aš buvau nekalta ir kitas apskritai dar mokėjo. Tai palaukite, tai kiek galima mane kankinti? Aš to draudimo kompanijų daugiau nebesidraudžiu. Jeigu jie mano pinigus, aš jiems moku 3 metus draudimą. Jeigu mano pinigus jie mato reikalą laikyti pusę metų, aš nematau reikalą su jais dirbti. Čia yra tam, kad skatinti klientų lojalumą. Paskambinai, įvyko tai, kas įvyko, tokia tavo žala, per 7 dienas tu gauni pinigus. Jeigu tu kažkas tai man neaišku, tai aš pajungsiu kitą žmogų, kad jis dar kartelį paklaustų. Išsiaiškino, viskas tvarkoja, gavai pinigus. Mato, kad ir toliau yra meluojama, eina jau į formalų investigation. Yra sudaryti skriptai, kurie leidžia žmogui, kai jaučiasi, kad žmogus meluoja, kaip sakoma, to save the face. Prisiminti, kuris paliko savo laikrodį, ar kad Picasso pasirestauracijai ir kad nepridėtų daugiau daiktų. Nes tai yra labai įprasta.
Aš parodysiu, man Mindaugas padės filmuką iš National Geographic. Jis bus angliškai su titrais, tai aš supratau, kad visi čia angliškai kalba gerai, fantastiškai. Jeigu ne, galim skaityti titrus. Kaip veikia draudimo kompanijos ir LGA technologijos. On exploration, the truth about lies. Jis dėl titrų, tai? The wrong symptoms. Tapping phones with the pros. I would be honest. I don't know if the person who was playing doesn't apply for some reason. And beyond the lie detection, searching the brain for absolute truth. The brain never lies. That information stored in the brain, and we can detect that knowledge. Hello, darling. Yes, it's me. We'll be here at the wee small hours. Yes. No, I'll stay over here. You're fine. Okay, mustache. And you. Bye. We all lie, and we do it far more than most of us would admit. Technology is on our trail. Hi, is that Mrs. Fry? Oh, hello, it's Sarah. We have to check the your insurance. The next time you make a claim on your insurance, you won't only be having your call recorded. The camera's taken then. Chances are your insurance company will be using a revolutionary new lie detector. You'll see different symbols coming up in this screen here. You'll see HR, which is high risk, and LR, which is low risk. Kol nepasako, čia yra senesnė draudimo kompanijos versija, kuri reikalauja iš žmogaus motyvacijos ir noro matyti melą. Jis turi simbolius, high risk, didelė rizika, low risk ir visi kiti dalykai. Dabartinė versija nereikalauja motyvacijos ir apmokymų iš personalo pirminio. Tas, kuriam aš skambinu pasakyti, kad man kažkas tai atsitiko, turi skriptą. Jam po vieną klausimą iššoka ant ekrano, jis užduoda klausimą, aš atsakau. Sekantis klausimas, aš atsakau. Jisai perina per skriptą ir, kaip matėte, tenais perduoda aukščiau stovinčiam vadovui, kuris peržiūri, kur kaip surūšiuoti mano išmokų prašymą. Everybody lies. I don't know if the person who was playing doesn't lie for some reason. Trupučiuką blogai girdisi, tenais toliau eina, kaip jisai veda pokalbį ir padeda žmogui prisiminti, kur buvo laikrodis. Jisai klausia jo, kas buvo pavoktose mašinas, jisai pasako laikrodį. Jam tas laikrodį išmeta, kad yra rizika. Kokia rizika? Tada jis pradeda klausti, kaip atrodo tas laikrodis ir visi kiti dalykai. Tai pas jūs Rolexas, Rolexai registruoja kiekvieną savo klientą. Koks buvo numeris? Tuoj mes su jais susisieksim. Taigi žmogui pasidaro baisu, koks Rolexas, kokius susisieksim. Oi, palaukit, aš prisimenu jūs pas mane taisyklę. Ir visi kiti dalykai, kurie padeda iš tikrųjų neišmokėti iš vienos pusės melagingos išmokos, iš kitos pusės leisti klientui pasilikti oriam ir garbingam. Pirmoji sistema, kuri buvo sukurta, tai buvo sistema teisėsaugai ir armijai. Šita sistema, jos pirminė idėja buvo kova su terorizmu. Pagal titrus matėte, kad eina hebrajiškai, tai jinai buvo sukurta Izraelį, to, ko aš nepasakiau, kad buvo pradžiai. Ir čia yra skirta tam, kad analizuoti kalbantį balsą. Mes analizuojame balsą telefonu. Aš galiu paskambinti, užduoti klausimus, kaip ir draudimo bendrovės tai naudoja ir sužinoti savo reikalingus atsakymų parametrus. Naudojama iš įrašo. Aš turiu diktofoną, bet aš neturiu galimybės kitos dabar. Aš padariau įrašą, aš grįžau, aš patikrinau. Ir naudojama gyvai, kai aš pasadinu prieš save žmogų, aš jam užduodu klausimus, aš matau jo reakciją ir aš toliau galiu kaip svogūną lūpti, sprendžiant iš jo reakcijos, kaip mes toliau, kaip aš vystu toliau savo tyrimą. Crystal Sky arba GK1 prezentacijos nerodysiu, kam bus įdomu
atskirai. Čia yra kaip veikia pasienio kontrolė. Sistema, kuri užduoda jau poligrafinio tipo klausimus, taip ir neatsakymai, ir mes ieškome teroristų, mes ieškome kontrabandos, mes žiūrime, ką žmogus išneša, sakykime, iš deimantų kasyklos. Deimantų kasyklos Afrikoje iš pradžių naudojo labai veiksmingą ir gerą klizmos rentgeno metodą, tačiau žmonių teisės įsikišo, sako, negalime kiekvieną dieną žmonės per tokius pravarinėti, galvokite, ką nors kitą. Jie pasiėmė LVA technologiją tam, kad patikrinti išeinančius ar neišneša deimantų iš kasyklos. Anglijoje tai yra naudojama tam, kad nelegali imigracija per Angliją plūsta labai didelis srautai ir oro uoste stovi Sky 1, kuris užduoda kelis klausimus, tai yra iki minutės laiko užtrunka patikra tam, kad įsitikinti žmogaus motyvuose į atvykimą. Žinoma, pramogos, be pramogų mes niekur negalime praeiti, pramogos irgi yra naudojama. Čia bus trumpas filmukas iš MTV, mes turime Lietuvoje Nextą, čia yra pati gražiausia mergina. Aš vieną kartą padariau didelę klaidą, jau pas klientą ir perkelėjome filmukus ir šito nekėliau, sakau, jums bus neįdomu. Aš daugiau nuo jo negirdėjau. Gerai, kas vaikšto pasimatymus? Visą laiką labai norisi paskambinti ir papasakoti, kaip buvo, pakalbėti su draugu. Čia draugas. On January 1st, your paranoia becomes reality when MTV rewrites the rules. Draugas sėdė mašinoje, kitas eina į pasimatymą ir vyksta pokalbio analizė. When these girls hot, we're gonna have fun with these girls, Todd. This is gonna be gnarly. The best friends of these days will see it all as they spy on unsuspecting contestants who have no idea they're hooked up to lie detection software. That's right, everything they say is being run through a lie detector. This software is so evil. I love it. How many girls have you been with? 4. This guy is such a liar. Do you ever look at yourself naked in the mirror? He's telling the truth. One week with another, and I was sucking face with Keanu Reeves. Oh, I must do lie so much. I might listen to the tracks down with Dr. Dre. He's a liar. He's a liar. Have you ever tucked your penis in between your legs and squeezed it? When was the last time you lied? Nu, kas ten įdomu? And if their lies weren't enough, wait till it's out, they're being exposed. Niekas niekada nepripažįsta, kad jis buvo pagautas. Čia reakcija, aš kai darau testavimą įsidarbinimą, aš pačiam kandidatui nerodau, nes niekam nemalonu matyti, kaip jisai gavosi. Kalbu, kad aš visą laiką gaunu milijoną, kur buvo neteisu ir kur čia nesigavo ir visą kitą. Kaip aš ir netestuoju klientų, nes pamačiau keletą dalykų ir sakykime taip, kadangi labai nemalonu parodyti, koks tu esi iš tikrųjų, tai su manim nebendradarbiavome. Taip, grįžtame. Jo, bet start from current, ar ne? Būtų. Nes man reikia start from current visą laiką. Nes galvau, kad bus tas Mes jau einam prie pabaigos, dabar dažnai jūs labai tylite, bet dažniausiai duoda klausimus, o ką jeigu žmogus moka meluoti? O ką jeigu jis yra pasiruošęs? Ar sutiksite su manim, kad pasiruošę ir mokantis meluoti žmonės yra politikai? Arba Mažoji Stankūnaitė. Kurie? Kedytė. Tas vaikutis? Ne, čia šio. Nu, čia, kaip sakoma, ilgas pokalbis atskiram hopcampui, man dėja teko dirbti su šitą bylą. Bet politikai... Ir ten žmonės meluoja. Ir ten žmonės meluoja. Kurie žmonės meluoja? Ar ten toj byloj žmonės meluoja? Ne. Kas ir kur aš dėja negaliu atskleisti, kol dar vyksta visi šitie... Aš parodysiu jums Clintoną. Visi mes žinom, kad jisai apsimelavo. Čia absoliučiai niekam nėra paslaptis. Aš turėjau laimę įrodyti tą epizodą, kai sako, ne, aš neturėjau sekso su Monika Levinsky ir
ten parodėme keletą faktų, kodėl jis meluoja. Aš parodysiu, kaip tai atsispindi LVA technologijoje. Tenais bus prezentacija, atrodys taip. Čia mažiukas bus Clintono galva, kur atkreipkite dėmesį į jo retoriką. Į tai, ką mus moko, kas vaikšto į NLP kursus ar viešo kalbėjimo kursus, kaip reikia pateikti save. Linksėti, gestikuliuoti, kaip mums įtikinti atviri delnai, tvirta mina, jis iš tikrųjų fantastiškas retorikas. Todėl, kad ta kalba jam buvo rašyta, ta kalba buvo repetuota čia nespontaniškai. Iš kitos pusės viršų mes matysime, kaip atrodo analizė, ką rodo analizė. Dabar keletas faktų iš karto. Ar žinote, ko melavo, už ką buvo kaltinamas Clintonas? Už tai, kad jis melavo, nes dauguma žmonių galvoja, kad už tai, kad jis turėjo santykius su Monika Levinsky, iš tikrųjų už tai, kad jis melavo. Ir pamatysime, tenais viršui bus žodiniai analizė. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky. Excited. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Balso analizė toksai But I want to fantastiškas. say one thing to the American people. Listen to me. I'm going to say this again. Jeigu reikia, kaip sakoma, kad pamatyti, beje, Paul Ekmanas, kuris konsultavo Lie to Me serialą, yra melo teorijos tėvas ir labai daug šitos technologijos remiasi. Ir Lie to Me yra labai, sakykime, taip tikroviškas serialas. Vienintelė bėda yra tame, kad mes turime tiek daug informacijos, kad dar stebėti mimiką yra labai sunku. Plus ne kiekvienas įsileis mūsų savo erdvę, kad iš arti tai pamatyti, telefonu tai yra sunku padaryti ir daug kitokių dalykų. LVA technologija yra fantastiškas parametras, kur vadinasi SAF, Sexual Arousal Factor. Iš tikrųjų labai daug bylų atsiskleidžia, kai mes matome, kas ko nori. Ir jisai vien tik sakydamas Miss Monika Lewinsky vardą, pas jį jau vyko excitementas. Jis yra kaltinamas impeachmentu, o jis ją prisimena ir excitement. Va kaip veikia žmogaus smegenis. Bet kas yra? Paskutiniais duomenimis sako, kad tai yra 98. Aš imu senus teiginius, kurie sako, kad pradedantysis, kuris dirba su atvira programa, sakykim, analizė, ne su sistemom, kuri grafikus duoda po to. Tai yra nuo 84%. O tik tai toksai dalykas, kaip nekonvencijų kažkokių teismų praktikų naudojimas, nes gali naudojimas kažkokius procentus pasakymas ir bylos pažįstas. Pasaulyje yra naudojamas. Gamintojas sako, kad kiekvienas turi daryti savo darbą. Čia yra investigation focus tool. Kad tyrėjas turi dirbti savo darbą. Jis turi kelias versijas, jis turi jas tikrinti. Jis gali jas patikrinti su technologijom, pradžiai čia vaikščiot kojom ir laukti, kol tas kirvis upėj surūdys ar seniai nuplauks kur nors. Čia yra palengvinti profesionalų darbą. Brazilijoje ir Pietų Afrikoje tai yra pripažįstama kaip įrodymai teismuose, gamintojui tai nepatinka. Jis sako, kiekvienas turi dirbti savo darbą. Na, aš suprantu, kad tai yra tam, kad pas nepažiūrėjau labai daug personalo vadovų bijo, kad kai įsidiegs personalo atrankos programą, jų nebereikės. Nes dabar vyksta toks uždaras ratas, ieško žmonių, atleidžia, ieško žmonių, netinka, ieško žmonių, o staiga patikrins patikimumą ir jų nebereikės. Deja, šitą programą netikrina žmogus durnas ar protingas. Ar jisai tiks organizacija ar netiks, vis vienas personalo vadovas bus labai reikalingas. Kodėl hub? Visų pirma, mes visą laiką ieškome klientų visur ir visada, tai yra logiška. Ieškome partnerių Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, norinčių dirbti. Nes labai daug kas sako, wow, super, davai dirbam. Nu, davai dirbam. Ir staiga pėdas jau šaudo. Produktas ne pats lengviausias, tai dėl to reikia norinčių dirbti. Aišku, norime draugauti Facebook'e. Mano Facebook'o puslapis yra apgailėtinas. Čia marketingo specialistai, nespjaukite mane, bet taip jau yra.
Tai jeigu prisijungsite, aš būsiu dėkinga. Siūlome nuolaidas HUB nariams ir HUB-KAM dalyviams, ne visi čia nariai. Kodėl tos nuolaidos? Jeigu įmate personalą, jeigu pradedate verslą ir samdote žmonės, neleiskite, kad jis būtų pavogtas dar neprasidėjus. Paslaugos 25% galiu duoti nuo savęs, 10% jeigu perkate sistemą ir norite vėliau ją patys naudoti. Kam bus įdomu, atsiųsiu kaimynus. Taip, kodas HUB geras pasiūlymas, man čia pačiai patiko. Taip, sėkmės mokestis prirodyčiam atvedusiam klientą po pirkimo. Jeigu jūs man pasakysite, kad Swedbankas yra geras klientas, aš šitą žinau. Bet jeigu jūs man parodysite žmogų Swedbanke, kuris yra atsakingas už kredito kortelių machinacijas, vagystes, paskolų išdavimą ir personalo atranką, ir jis pasakys perkam, sėkmės mokestis bus jūsų. Taip, ačiū uždėmesi. Ir dabar mano klausimas, ar mes vis dar rinksimės lygintuvą, ar, kaip sakoma, naudosime naujas technologijas. Čia yra mano kontaktai, aš būnu HUB Gedimino 9 ir man buvo labai malonu. Ir ačiū Jums už dėmesį ir už laiką. Ir Mindaugų iš filmukus, nes be jo mes filmų būtume matę. Ačiū. Taip. Jūs kalbos atsėdės speakeris, ar ne? Pasme, ar tu gimtąją kalbą kalbės sakinėjai, ar tu, tarkim, lauži anglų kalbą? Labai geras klausimas. Geriau, kad žmogus kalbėtų savo kalbą. Sistema supranta, jis analizuoja visas. Svarbu, kad žmogus suprastų klausimą ir geriausia, kad jis atsakytų savo kalbą. Arba, kad jis būtų native lygyje tokiam. O kai jauni žmonės žinomi, kad jie yra testuojami šią sistemą? Būtinai jie pasirašo sutikimą, kaip ir bet kokis psichologinis testas, jeigu aš noriu sužinoti, ar jūs intravertas ar ekstravertas, ar jums geriau dirbti komandoje, ar jūs linkęs į pardavimus, ar jums geriau sėdėti ir skaičiuoti svetimus pinigus, jūs pasirašote, bent jau pagal įstatymus turėtumėt pasirašyti sutikimą atlikti psichologinį testą. Žinoma, kad Kom man att det skulle någon helst att det var skulle man ha varit en risk att det står på basen för det och nå Ne, stresas bus ir mes ir norim streso. Nes jeigu žmogus, kuris ateina į darbą ir jam visiškai vienodai rodo, ko jo klausia ir kaip jis atsakys, man tokio darbuotojo nereikia. Aš net sakau, žinot ką, geriau tokiam netlikinėti. Žmogus norėti pasirodyti gerai. Ir klausimai, kuriuos aš jam užduosiu, yra tik tie klausimai, kurie gali padaryti mano įstaigai, įmoniai žalą. Aš jau neuždavinėsiu kažkokių klausimų, kurie gali jo įsiterpti į jo erdvę. Sekundėlę, man kažkas tai sako, o pasitikėjimas, vat jums į darbą, o pasitikėjimas. Sakau, jūs rakinate duris nakčiai? Nu tai aišku, sakau, o pasitikėjimas. Kokia statistinė tikimybė skaičiai, jog žmogus meluoja sako teisybę? Jūs kiek tokius duomenis sekate, aš įsivaizduoju? Statistinė? Taip. Visi sako, kad mes 50% nematom, kai mums meluoja. Ne, jūsų sistema, tas audio aparatūra. Jeigu ateina dar privatės jūsų sistema, tai jisai sistema rodo, kad žmonės nepatikimas. Kiek procentų tai yra? Kiek žmonių yra nepatikimų? Ne, kad kiek kartų sistema klysta, kiek kartų nespėja. Supratau, geras klausimas. Jeigu mes žiūrime false positive, false negative ir mes, aišku, galim lyginti tik tai su poligrafu, ne su lygintuvu, tai false positive pas LVI technologija yra daug mažiau negu poligrafė. Jeigu mes įmame tokius svarbius momentus apkaltinti žmogų ar neapkaltinti, tai tikimybė, kad mes suklysime su LVI technologija yra daug mažesnė negu su poligrafu. Procentais 90% atspėja, 95% atspėja. Jeigu bus įdomu, tai, ką aš turiu lyginimą su poligrafu, aš galėsiu atsiųsti. Nes procentai, sakykime, poligrafas sako, kad jis yra apie 70% tikslumas, šitą technologiją sako 84%, kai žmogus operuoja, ir 95% tikslumas yra duodamas, jeigu tai yra kompiuteris gauna rezultatą, kompiuteris išmeta. O tai dėl ko tas netikslumas yra? Balsas triukšmas, kadangi mes įmame parametrą balsas, jeigu mes tuo metu trenks kažkas tai duris ar pravažiuos troleibusas,
tai gali pakreipti rezultatus. Jeigu mes dirbame su rankiniu būdu, tai mes tai turėtumėm iškirpti. O jeigu, pavyzdžiui, žmogus tiesiog labai pergyvena? Mes įmam pergyvena kaip bendrą. Ir tada ieškom, kuris pergyvena daugiau, o kuris pergyvena mažiau. Gal paskutinis klausimas, gerai? Gerai. Aš esu matęs Android programėlę, kuris skirta panašiai funkcijai. Gali paskambinti žmogui ir po to matai tokį statistiką. Teko nagrinėti būtent tą programėlę, kažką panašaus. Kur jinai buvo gaminta? Nežinau, žinokit, aš tiesiog peržiūrėjau aprašymą. Nes yra toksai kaip Love Detector, mums visiems labai svarbu ir žmogus, su kuriuo mes mylim, laukiam, dovanojam gėles ir dažomės prižinantį pasimatymą, iš tikrųjų mus mylim. Tai yra galimybė skambinti į komutatorių, iš tenais jisai gauna skambutį, mes su juo pakalbame ir tada mes jau matysime, kaip jisai jautėsi šio pokalbio metu. Tai ją galima įdiegti ir iš tikrųjų Lietuvoje jos dar nėra, aš ieškau partnerių, kam tai yra įdomu ir pradėti ją, sakykime, diegti. Ir žinoma, kadangi pusė rakto yra atskleista pagal patentą, tai yra bandymų, kaip sakoma, vogti, kopijuoti, nėra to daikto, kurio negalima pagaminti prasčiau, pigiau ir parduoti, o kartėlis nusipirkus pikų darbą, daiktai išlieka daug ilgiau negu tas saldumas sumokėjus mažesnę sumą iš pat pradžių. Čia mes, kai dirbome brangioje kompanijoje, visą laiką šitą kartojom. Aš tikrai nežinau, ką matėte, bet kad kažkokių tai tokių iš balso yra, apie meilę tai yra. Ir pati Nemesisko turi sistemą, kuri tikrina Love Detector. Galima namuose įsijungti ir tie, kas dabar eina į pasimatymus nuo 13 iki 25, jie gali tiesiog ją užkaitinti nuo naudojimo. Ačiū, aš dar nepabėgau. Jeigu man duosite savo kontaktus, aš jums galėsiu siuntinėti ką nors. Keli trumpi pranešimai pabaigai, HubCampas baigėsi.